Mylėjai, kažkaip tai iš tiesų turim šiandieną išskirtinę šventę, bet aš jaučiu kažkokią didelę įtampą, susikaustymą. Nebereikalo sakė čia ant scenos, kad tie žmonės, kurie daugiausiai nuveikia darbų, būna didžiausi telkėjai, jie viešumoj nelabai nori rodytis ir jaučiasi nedrąsiai. Aš tikrai noriu, kad jūs visi plojimais padrąsintumėt tas tarybas. Negirdžiu. Kažkas jau panašiau, jau. Taigi, jei pradėti nuo pradžių, visa istorija buvo tokia. Sunkiai būrėsi mūsų bendruomenių tarybos, bet po ilgų kovų, diskusijų, varžybų, nesakyčiau, buvo sutelktos 5 vietos bendruomenių tarybos. Ir išties praeitais metais, 12 metais, įgyvendino nemažai savo idėjų, nuveikė daug darbų. Aš labai džiaugiuosi ir žemai lenkiu galvą tiem žmonėm, kurie savanoriškai, aukodami savo laisvą laiką, aukodami laiką nuo vaikų, artimųjų, kai kurios moterys žino, kad vyrai truputėlį paburba, kada namie jų nėra išvirtos šiltos sriubos, bet aukoja bendram interesui, tai yra dirbdami bendruomeniai. Išties labai džiugu, kad pasitvirtino tikrai ta programa ir šie metam Lietuvoje bendruomenių įgyvendinimui ministrės įsakymu paskirti 8 milijonai. Ir dar džiugesnė naujiena, tai, kad ta programa tęstinė, iš karto pasirašytas įsakymas 3 metam. Tikrai jūs turit galimybę ne trumpalaikiai planuoti bendruomenės darbus ar kokias problemas spręsti, bet gali 3 metam susidėlioti į priekį ir žinoti, ką darot šiandieną, ką darysit po metų ar po 2. Linkiu jums visiems stiprybės, linkiu susiklausymo, draugiškumo. Kai buvo šiandien pasakyta, kad 5 bendruomenių tarybos Alytuje kaip tas rožės žiedas. Aš jums linkiu taip kaip ir šiandieną. Suorganizavot jūs puikų renginį, visos 5 tarybos, kad jūs būtumėte tos 5 tarybos kaip 5 pirštai vienoj rankoj ar vienam kumštyje. Sėkmės, stiprybės, kitais metais, aš tikiuosi, rezultatai bus dar geresni. O dabar tikrai labai noriu didelių plojimų, todėl kad suvedus rezultatus ataskaitas visų bendruomenių tarybų Lietuvoje, Alytaus miestas tapo lyderiais, įgyvendinant sprendimus padarytus ir nuveiktus darbus. Visoje Lietuvoje Alytus pirmas. Taigi, naudodamasi progą, o gal ne proga, sakyčiau, įgaliojimu, jau dabar reikia man persijungti truputį į kitą vaidmenį. Šiandieną tikrai turiu atsakingą pavedimą įteikti bendruomenių taryboms ministrės padėkas ir, aišku, palinkėti tolimesnės sėkmės, išradingumo ir ugdyti tą bendruomeniškumą. Taigi, kviečiu Senamiesčio ir Olonų gyvenamosios teritorijos vietos bendruomenės tarybos pirmininką padėka visai tarybai. Paplokime.
kurį telpa viskas. Ir ašaros, ir džiaugsmas, ir liūdesys, ir darbai, ir kūryba. Taip, kad tas lašas pas jūs būtų, o kaip lašas po lašo ir akmenį pratašo. Sėkmės jums! Vidzgirio gyvenamosios teritorijos vietos bendruomenės tarybai padėka. Putinų ir Lygiškių gyvenamosios teritorijos vietos bendruomenės tarybai pirmininkas Pranas Giedziunskas. Dainavos ir Panemunės gyvenamosios teritorijos vietos bendruomenės tarybai ministrės padėka. Pirmininkė Vanda Buinauskienė. Na ir tos tarybos, nuo kurios prasideda visas Alytus, tai pirmoje Alytaus gyvenamosios teritorijos vietos bendruomenės taryba. Ačiū. Jūsų plojimai miesto bendruomenių krikštamotė. Labai gražiai pavadino. Na, o dabar žodį įteiksime miesto merui Virgilijui Krasnickai. Vicemerė, gerbėmieji, aš norėčiau iš tikro krikštamotei pasakyti didžiulį ačiū ir be jokių dvigubų dublų tikriausiai. Nes iš tikro ta idėja, kurią jinai išpuoselėjo ir įgyvendino, tai yra šauni ir kiek aš miesto tarybos narys, tai viena iš geriausių. Manau, idėjų ir aš pažadu, kad mes su Nijolė ar ne Nijolė tą idėją tikrai nežlugdysime, o tikrai palaikysime. Mes ir palaikėme, ir kuklykime, ne? O dabar, jeigu dėl ministrės, aš pasakysiu, aš tikrai suprantu, kad jinai yra užimta, bet kadangi mūsų danguolė dabar ten kanclerė, pabando jinai čia atvažiuoti, aš pažiūrėsiu, kas bus. Danguolė, ačiū tau. Ir trečias niuansas, ką norėčiau pasakyti, ačiū iš tikro bendruomenių pirmininkam, visom tarybom, kurios tikrai sprendžia daug klausimų ir palengvina darbą tarybai, merui, vicemerui ir visai komandai. Ačiū jums nuoširdžiai. Aš irgi labai dėkoju visom bendruomenėm, kad už jūsų norą, kad Alytaus bendruomenės gyvenimas pasidarytų prasmingesnis ir turiningesnis.